Tai sveiki gyvi. Ir šiandienos video bus apie tai, kaip perku trečią mocą. O trečią mocą reikia man tokio labai maksimaliai paprasto, iš tikrųjų tokio bomžinio moco, kur iš esmės galėčiau bet kur palikti ir nesibaiminti, kad jį tenais kažkas nuvers ar pavogs ir panašiai. Maniškio bandito iš tikrųjų gaila ir pagal paskutinių dienų tendencijas, kai vagia bet ką, na, jau bet kur palikinėti irgi nenoriu. Kaip taisyklė, prie visokių daugiabučių gyvenamųjų vietų jau yra nužiūrimi mocai ir išvaromi. Tai banditas maniškis lai būna pas mane saugiai čia su signalizacijom dirbtuvėse. O dabar pradėjau ieškoti bomžpakio. Tai travinau vieną bičiulį, kad parduotų savo bomžinį XJ600, tą tokį senuolį, kad už kokius 800 taip pat pasiimti ir turėti transporto priemonę, kur nuo A iki B taško tik tais, ten, kad man nereikia jokių tenais kažkokių pribambasų ar galių ar dar kažko tais abel važiuotų. Bet taip gavosi, kad jisai tą mocą pardavė kitam žmogui už didesnius pinigus ir aš tiesiog likau su ragais. Na, bet pamislinau ir radau sprendimą. Pasirodo, kad aš kaip ir turiu pas save dirbtuvėse mocą, kas buvot pas mane turbūt jau akis užkliuvo už vieno nabago. Tai susipažinkit. Suzuki Bomž Edition Bandit. Na, jisai čia vos ne metelius jau pastovėjęs, aprūdyjęs, aplankstytas. Čia kažko tais trūksta. Na ir va taip visi dalykai atrodo. Čia irgi ne kažką vaizdelis. Nu visas jisai iš tikrųjų yra baisus, kai velnias. Bet kodėlgi nepabandžius jo prikelti. Tai aš jį nupirkau už 400 eurų. Į tą kainą dar įėjo ir centrinė daiktadėžė. Nu, tik tai spadą reikės pasikeisti arba pasitvarkyti. Nu, kažką dar sugalvosiu su padu. Priekis va toksai va visas sulamočintas. Nežinau, reikės keisti tiltelius ar nereikės, bet apatinį tiltelį turiu, nes turiu ir šakes kitas nupirktos. Irgi jos į tą kainą įėjo, ratas lyg ir sveikas, bet visus tuos dalykus eigoje pamatysiu kas kaip ką. Dabar, kad čia jį išvaryti labiau į dienos šviesą, kažkokiu būdu bandysiu susidėti šakes. Ir pabandysiu aš jį kažkur patogiau truputėlį atsistumti ir pradėsiu krapštinėtis. Turi jis štai tokį gražų ratą. Tik tais aš nors ir tikrai geras suvirintojas, bet jau šitos plunksnos turbūt nebesutvarkysiu. Nieko, pakeisim. Čia matau reikalų. Numontuot padangą ir vienas smūgis kuvaldą. Sparnas turbūt irgi jau nebesusitvarkys ir nesusipoliruos. Na, bet bandom ardytis, rinktis ant naujų šakių ir pasižiūrėsim, kas čia gaunas. Matot, kaip nusilaiptavus padanga. Reiškia, geometrijos jau prieš krešą pas žmogų seniausiai buvo nebelikę. Greičiausiai ir krešas įvyko dėl to, kad tas mocas buvo nevaldomas. Tai atkreipkite dėmesį, jeigu tokios padangos, tai ieškokite sliekų, kas čia yra su ta geometrija, ar šakės kreivas, ar rėmas. Šiaip tai tie rėmai yra metalo gabalas belekoks, tai neturėjo čia iš tikrųjų nuo tokio smūgio jisai linkt. Bet jeigu ir kažkas yra, tai aš žinau tam tikrų čytų, kuriuos galima padaryti ir išcentruoti tos ratus, kad nekiltų po to problemų. Nu va, į patogesnę vietą su uošvio pagalba pavyko jį pasistatyti. Nu ir tu dabar būsi žvaigždė. Tai galima čia truputėlį jį įdėmiau apsižiūrėti. Nu, tilteliai iš pažiūros, tai lyg ir gražus, aišku, čia jie bus persisukę, tai atsipalaiduot reikės šitą veržlę, kad įstatyti šakes. Šakės paruoštos, tai statausi šakes, statausi ratą ir bus galima jį ir pastumdyti. Jau prasideda niuansai, matau, kad šį čia yra pirmuko šakės, čia akivaizdu, kad yra antrukas. Na ir jeigu jau reikės dėti sparną, tai reikės dėti irgi pirmuko ir automatiškai jau šitas atstumas skiriasi pirmuko ir antruko. Tai netiks, žodžiu. Problemos.
Čia irgi nenori atsisukti, tai nepuolu gręžt, o tiesiog va, didelė galvutė, smūginis suktuvas, įsipjauni su bulgarke, padaužai plaktuku per viršų, kad atšoktų, dedi veržliasukį ir suki. Prasideda dabar niuansai. Jeigu vieną šakę, sakykime, į šitą tiltelį viršutinį įstatai, tai kita šiknona eina. Reiškias, problema, apatinis tiltelis yra kreivas. Viršutinė, aišku, viršutinis pasislenka, jisai nelinksta, o vat su apatiniu reikalai. Reikia viso priekio. Reiškias, reikia man viso cielo priekio. Reikia spidometro, nes anas tiek sumaltas, kad manau nebesutvarkysiu. Reikia šakių ant trūko, reikia sparno, reikia lempą, nu tai vėlgi, čia tie laikikliai sveiki iš tikrųjų, tai iš principo galima tik tais traktorinio žibinto galą pritaisyti, nes visa kita sveika išliko. Na ir blogiausias dalykas tai, kad reikia tiesių tiltelių. Laikas nusivalyti DRZ-škės lentą ir pildyti pradėti GSF-ą. Užduotis mano yra sutilpti į 800 eurų, tada nebent iš to, ką turiu garaže, bus tvarkoma. Jau kadangi čia priekio nepavyks nieko surinkti, galvojau užsikurti, aš jį pasijungiau pasikrauti akumą kažkiek tais, tai visa laimė, kad sugalvojau pasitikrinti, ar skierka yra, tai nereikia netikrintis, baseiną iškart pamačiau. Pabandykim. Nu, suka, gera žinia, bet reikia dar pabandyti kuro ir reikia pabandyti panelio valiklio į šitą skylą. Pabandysiu šiemetinio kuro. Radau dar pas save naujų žvakių komplekčioką, tai irgi bus neprošal pasikeisti. Žvakės tai stebėtinai lengvai išsisuko. Pažiūrėt, kas čia gera su jomis. Nu, visai viskas čia gražu, aišku. Korozijos biški gavę. Kadangi gerai nedusukta, tai šį čia ir dėjo, tai pakorodavo. Ja, pasisuksim ne šitas šūdinas, o geras NGK. Esu turėjęs atvejį, kada visos 4 nupirktos naujos žvakės neveikia. Nebepasitikiu šitą firmą. Skenduolė. Šitą matau irgi vandenukyje gyvenus. Jau kad žvakės išsuktos, galima pasibandyti pasimatuoti, ką jisai čia tos kompresijos turi. Po šitiekos laiko stovėjimo įtarimą turiu, kad neprūdai bus. Nu, bet ką, reikia sukt bandyti. Biški, bijau, ką rasiu. Reikėtų pradžioje užmaut gerai. Antras dublis. Stebuklas. Pasiteisino anam, pasiteisins ir šitam. Aišku, reikėtų pašildyti tą motorą prieš purškiant tą marmalą, bet, nu, neturiu kaip. Nenoriu aš tų naujų žvakių sukti su senomis, nenorėjau užsikurti, bet dabar vis tiek palauksiu aš tą 20 minučių, jisai yra ant šalto, ganėtinai neblogai daiktas veikia. Tepalai keisi savaime suprantama, nežinau, kas ten prieš tai buvę ir kiek ten laiko nekeista. Žvakės naujos sukeliaus atgal ir manau, čia bus viskas čiki. Pasimatuosim, pasižiūrėsim su to kompresija kaip reikalai. Šiaip nėra ko parintis, tas mocas gali dalimis išeiti ir savo kainą atgroti, bet yra galimybė jį sutvarkyti, tai kodėlgi nepabandžius. O jeigu pradėsi čia tą kritiką laidyt, kad šilas čia taip durnai su purškalais gydo mocus, nu tai vėlgi, o koks tolkas tada perinkinėt mocą, motorą, jeigu galės šitaip sutvarkyti ir jisai vis tiek taip pat važiuos, taip pat tarnaus. Juolab, kad perenkant motorą gali ir prasileisti. Tai nežinia dar kuris variantas ilgiau tarnaus. Ar tas originalus su originaliais visais agregatais, ar su tais naujais indeklais, žiedais ir dar kažką, ką tu ten keisi, kur irgi
Nu, garantijos kokios? Jokių. Tik tais jeigu jisai čia man kaprizus rodys ir nepavyks tokiu būdu sutvarkyti kompresijos, nu tai reiškia ir video nebus. Nu tai tu žiūrėk man, kad nebūtų man čia. Šitam 6,5 buvo, šitam 6, antram cilindre beveik 7, o tam kiek ten 3 ar kiek buvo. Tie faktas, kad čia taip jau kurtųsi ir važiuotų ir viskas ok, tai mane tik tais pirmas cilindras labiausiai neramina. Blemba, gausiu nuo žmonos į galvą, kad jau seniausiai turėjau būti namuose, o aš dar vėl nežinau, ką veikiu. Na, bet susuktos žvakės, azartas toks paėmęs, negaliu dabar sustoti. Pats Griebė. O, papa. Dirba. Dabar visas tas šūdas turi išeiti. Gerai, kad mano video Greta Thunberg nežiūri. Dirba ir sakyčiau, netgi labai gerai dirba. Dar ir lempa šviečia. Blemba, reikia patraukti, nes šitoj lydytis pradės. Nu jau dūmas baigdinėjasi, variklio darbas irgi to lygėja. Na, bet čia jisai taip neblogai dirba, kad galvoju, čia dar iš vis prie tų karbų reikės kažką lysti. Nu, ką tu? Žiauriai gerai. Palauksiu dabar, kol jisai pilnai atvės ir tada dar kartelį pasibandysiu va to būtent cilindro kompresiją pasimatuot, bet aš jau iš to, kaip jisai dirba su neliestais karbais, kur stovėjo velniai žino kiek, ir nežinia, kaip prieš tai jisai dar dirbo. Tai labai patenkintas rezultatu. Iš principo, pagal garsą sprendžiu, kad net ir nebūtina prie tų karbų lyst. Bet aš nebūčiau jeigu nešaučiau į duslę lambdo zondo, jeigu neperdaryčiau, nepralaisvinčiau duslės ir nepraportinčiau filtradėžės, kad išspaust maksimumą, ką tas senolis gali, nes, būkim biedni, bet teisingi, 600 standarte visiškai nevažiuoja. Nu ką, užteks turbūt, ne? Gerai, čia gavosi, labai patenkintas. Net nežinau, ar iš tikrųjų reikėjo čia to marmalo naudot, galbūt užtekę tiesiog jam duot gerai prasišikt, prasidirbt, užkaist gerai. Gal būtų ir iš karto ta kompresija, na, bet, kaip sakant, dabar pačiam yra žymiai ramiau ir bus galima tada, jeigu ir nuspręsiu šį parduoti, parodyti klientui, kad kompresija kaulas. Kas urveliai gyvena? Jo, kompresiometras mano atsisakė gražiuoju išeiti, bet nieko, iškrapštysiu. Tai kinietiškus daiktus, jeigu perkat, turėkit omeny, kad galit papulti ant reikalų. Nu, man tai čia, kaip pasakyti, eilinė diena ofise, baikė. Tuoj va, 2 minutės ir bus out. Ne viskas dar taip paprasta. Dar pirichodas liko, jėga. Tai ateinančiai savaitėj reikės nusivežti, prasisukti ant staklių ratą, pasižiūrėti, ar jisai idealiai tiesus ar ne. Jeigu ne, nu tai ne karvę kainuoja tie banditų ratai. Už kokį pidisoką reikės paimti, šakės, nu irgi nenorėčiau daugiau negu 8 eurų sumokėti. Na, iš bėdos gali ir dėti tas pirmuko, bet nu, tenais vėlgi perdarimo reikės, tai nenoriu į tai veltis. Didžiausias klausimas tai yra tilteliai ir spidometras. Jeigu spidometrą gaunu, tai iš principo tą daiktą padaryti važiuojančių yra 1 diena darbo. Matau, kad rėmo nenumušta net atbojimas stabdžio tiltelių ir tilteliai ten ties ta vieta irgi net nei palenkti, nei ką. Tik tais matyti iš šitos vietos bus palinkio, nes nu, jisai matosi daug pasisuko. Tai rėmas turbūt net ir nematuosiu, čia viskas aišku su juo, jisai bus tiesus. O va tiltelius tai, nežinau, gal pabandysiu duoti lygint, jeigu padarys. Bet esmė tokia, kad pamačiau, kad kompresija pas jį ofigiena, pamačiau, kad dirba gerai.
Ir kadangi tokia figiena kompresija, nu ką, tai ūpas atsirado darbui. Padarysiu aš jį galingiausią iš 600, kurie važinėja čia Lietuvoje. Orelis šudinokas, eiti laukia dirbti prie to moco negaliu, tai varau apsipirkti šmutkių, ko tam mocui reikia. Bandysiu pasižiūrėti, kaip yra situacija su tais Chinese skydeliais prietaisų. Dėl to, kad gauti tvarkingą už adekvačią kainą originalų, tai šansų praktiškai nėra, nu tokia situacija. Tiltelių tiesinimas 200 eurų, tai ką reiškia banditas? Banditas tai reiškia, kad tai yra bomžpekis ir gauni tu tiltelius afigienos būklės už 30 eurų. Va to man ir patinka banditai. Dar reikia nepamiršti nusipirkti multimetrą, reikia nusipirkti fiškučių ir reikia visokių tokių litavimo reikalų nusipirkti. Po to gal kai jau susirinksiu, pasižiūrėsiu, kaip yra situacija su lempom, nes pasižiūrėjau irgi originalių naudotų būklės ir kainas. Nėra prasmės į tokį mocą tokio daikto dėti, nes vienas dalykas, sudėsi baisę, tai automatiškai ir vaizdas bus baisus ir norint po to parduoti mocą, tai automatiškai stipriai kirs per kainą. Ir kitas dalykas, tu už adekvačius pinigus gali nupirkti belarusinę, kuri iš principo atrodo taip pat, iš principo šviečia dar geriau negu tas senas šūdas atidirbęs. Išsilukštenau šitą negyvelį, kuris yra su nuplėštais kontaktais, va štai šį čia. Ir taip pamislinau, kad mažu gal ir įmanoma jį atgaivinti. Jeigu bent jau, kaip pasakyti, šitą dalį ir tos kaušiukus radus, ir jeigu šitas reikalas atsigaivina, tai aš vienareikšmiškai dėsiu šitą vien tik tais dėl ridos, nes dabar pasikeitė įstatymai ir jeigu rida neatitinka, vaikyti nepraeisi techo. Tai dabar ką bandysiu padaryti, tai bandysiu pradžiai nusivalyti šitus, prisipilti lydmetalio į tos tarpelius. Čia 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, tai va kaip tik ir turiu tokias fiškutės. Tai pabandysiu, gal veikia tas skydelis, dar nežinau šito dalyko. Išsilupau pinų likučius iš vatų skylučių. Dabar reikia nusivalyti šį čia lydmetalį, kad skylės būtų kaip šitos. Tai kad išsivalyti, tai tiesiog paprastą laidą nužievinu varinį ir tiesiog pratraukiu su variu tuo, varis pritraukia lydmetalį ir šį čia lieka švarios skylutės. Nu bent jau, kaip pasakyti. Taip įsivaizduoju, kad taip turėtų gautis, pasižiūrėsim, ar gausis. Tai šitas reikalas labai puikiai gavosi. Su variu nuvalyti nepavyko, nemoku, žodžiu, nepasiteisino visų ten tų, kaip daro chebra stebėjimas vaizdelių, bet labai pasiteisino pašildai ir su burna papūtė ir išsipučia lydmetalis. Tai išsivaliau, susidėjo labai fainai fiškę pinas į piną. Tai šitam viršui reikės užsilituoti kiekvieną tą taškelį, po to padaryti su šitą vietą. Bet dar vienas dalykas, diodai šviesos matau yra nuplėšti, tai dar reikės ir šitų. Reiškia, dar kartelį reikės važiuoti pardę. Fiškutės suvirintos, šitus reikės dabar tiesiog susikarpyti ir susispaudyti ant kiekvieno laido. Aišku, labai gerai, kad tenais ant motociklo yra dar ta fiškė, kaip pasakyti, likus, tai visa seka bus labai elementari, nereikės lysti net į jokias schemas, kaip tenais viskas yra. Tai tiesiog šitus ant kiekvieno laido tiesiog nukerpi laidą, nuvalai, įdedi šį čia kontaktą, užspaudi, užlituoji ir įkiši į fiškutę. Ir taip, step by step, visus susikišai, susimoji fiškutę ir iš principo, jeigu tas skydelis gyvas, jisai veiks. Ledus panašu tos pačius išgelbėjau, biški žemiau stovės, bet nieko. Einu testuot, pažiūrėti, ar veikia šitas daiktas. Nu, panašu, kad veikia, bent jau
putės tai tikrai dega. Abiejų fiškių vienu metu sujungti dabar tenais neina, tai reikės tas fiškės tiesiog persidaryti ir bus kaulas, manau. Tai va, pinai suspaudžiami ir dar užlituojami. Kam reikia užlituoti? Tam, kad lydmetelis veikia kaip šarvas ir neleidžia oksiduotis tarp dviejų skirtingų metalų. Na ir visi tie, kas skrūtkės ant mocų darot, tai dėkit pragare. Taip, va, pasidarė tvarkingai ir tiesos momentas, atsargiai, kad čia pasižiūrėti reikia, ar niekas nesiliečia prie duslės. Kokie stabdžiai liečiasi, nėra gerai. Ok, patraukiam. Degimas. Pats sosas. Kūrėsi puikiai. Nu, net bijau žiūrėti. Rida, neutralkė. Žiūrime, ar ilgos veikia. Va, ir ilgos dega. Suremontavau. Afigenai. Na, abejoju, kad čia kažkas gausis, bet radau dar tų atliekų nuolaužų. Ir dabar pabandysiu ant bairio pažaisti puzlę su lituokliu. Na, aišku, vilčių nededu, bet o kodėlgi nepabandžius. Nu, va tiek puzlės surinkau ir galvoju, blemba, gaila, dar galėtų tų detalių būt. Ir po to tik tais dašuto, kad jų va dar šičia yra. Tai sutvarkysiu. O kaušelius tai žinau, kad yra kas 3D spausdina ir papigiai visai. Tai jaučiu, būsiu susitvarkęs pydiką. Ar per tą laiką, kol čia iš šūdo vašką bandau išspausti, būčiau uždirbęs ant kito gero skydelio? Tikrai taip. Bet, hebra, šičia yra tokia satisfakcija. Jūs neįsivaizduojat, kaip aš savim didžiuos, kad sugebėjau tokį lavoną, tiesiog dalių krūvą, prikelt antrajam gyvenimui. Nu, žodžiu, kietai. Galit sakyti, ką norit, bet man patinka rezultatas. Susitversiu. Jau buvau beperkas kitus tos dangtelius, spausdintus 3D, bet pavyko gauti kitą defektuotą skydelį, kuris turėjo tvarkingus gražius dangtelius. Na ir čia tokia, kaip pasakyti, pusgyvė ta plasmasė. Tai čia prisilitavau iš ano išpjaustęs skydelio, pasidariau, kad ir pajungimai viskas būtų patogiai, gerai, kad čia visur būtų sandaru, viskas surinkta. O taip va, atrodo. Šitus irgi biškutį pasitiesinau nuo naujojo skydelio. Viskas dabar tiesiai lygiai bus ir tvirtai. Šitą irgi nuo ano įvirinau, nes buvo nulaužtas. Tai ką reikia dėti atgal ant moco. Čia sutvarkyta, viskas veikia. Tiesų lygų gražu, taip kaip priklauso viskas, o tas liks ant dalių. Iš kažkur tais radau pas save veidrodžius ir pamislinau, kam čia man reikia to kito vairo, jeigu šitas tiesus. Tai aš tiesiog vieną ir kitą galus pripjaunu, persigrėžiu tas fiksavimo skylutes ir viskas, ir šitas vairas bus naudojamas. Apsaugėlė iš tikrųjų išgelbėjo radiatorių, tai aš ją nusivalysiu, išsitiesinsiu ir atgal sudėsiu. Ištiesinta, brūkštelta su poliravimo disku, sudėti niežos varžtukai nauji, papačia, kur buvo pabrauktas radikas, padažyta, kad neprasidėtų oksidacijos. Žodžiu, jeigu jau kažką liečiu, tai noriu, kad būtų maksimum tvarkinga. Biškutis tas įlinkimas matosi kažkuriuo tais kampu, bet tik tais kažkuriuo kampu. 6 somus prisitrumpino vairas, tai dabar bus galima kentėti. Aišku, dar reikės tą plotį kompensuoti angaliukais. Angaliukai bus nieržiniai, kad būtų gražus, nupoliruoti, blizgantis. O kodėl reikia sunkių angaliukų? Dėl to, kad jie nudroselioja vibracijas. Tarkim, trumpais atstumais važinėjant po miesto, tai čia jokio skirtumo.
bet jeigu važiuojant kažkur tais toliau, tai pradeda su laiku nuo tos vibracijos pirštai tirpti, tai kad to nebūtų, niekados nedėkite tų kinietiškų lievų papigeiskų angaliukų, nekeiskit, palikit visą laiką originalius metalinius sunkius. Patarimas, kada tiesinat šakes, kad nesubraižytumėt plunksnų, būtinai kažką minkštą pasidėkit ir prisuokite per medžio gabalą, irgi tam, kad nepažeisti plunksnos. O, kaip tiesinasi. Labai gerai. Linksta atgal. Puikiai, čia eina. Reikės pabeliuką pasikeisti. Nu, blin. Neblogai gavos. Na, žiūrim, ar čia išsitiesino tas reikalas. O, tėvai, kaip čia buvus. Tai patarimas nenuvokiem žiūrėtojam, ką išgirstat, ką pamatot, visą laiką labai kritiškai vertinkit, nes tiesintų šakių aš asmeniškai nei savo, nei kliento moca, nei pirikūpinį variantą jo labiau nedėčiau. Dėl to, kad dar nesumatęs, kad kažkas gerai padarytų. Gal kažkas yra, tai jeigu turit tokį žmogų, kontaktą tokį, kuris gerai ištiesina šakes, duokit žinot, bet šita lieka kaip ekspozicinis toks variantas, tikrai iš jos neįmanoma nieko padaryti ir nereikia spankti apie tos tiesinimus. Nuperki šakes, aš dabar su tiltai, su viskuos. Tiltai, šakės, ratas, sparnas ir dar brangiai siuntimas iš Lenkų. Viso gavosi 280 eurų. Nu, va, šiandieną su naparniku pradedam nuo išpekinimo. Parvažiavo šakės. Tai Lenkas sugebėjo nukastą sparną įdėti, bet mangi ne problema. Jau su pajalniku moku elgtis, tai mes toj padarysim jį nauju. Ratas, šakės pilnos. Aišku, šakės apsisisiojusios, tai reikės naujus manžetus užsakyti. Galvoju, gal iš karto susirinksiu, arba ne, gal dabar pabandysiu susidėti, pasižiūrėsiu, kaip tenais jos įeina į maniškius jau sudėtus tiltelius, o po to bus galima jas ir persirengti. Nusipirko visokie šmutkeliukai, šaibos, varščiukai, lempa, tepalai, filtrai, posūkiai. Nu ir visi dalykai šičia. Ir aš įtarimą turiu, kad jau lipu iš biudžeto. Reikia susumuoti, kas čia gausis. Tai viskas, išlipau iš biudžeto, reikia kažkokiu tais būdu tuos finansus atgroti. Tai rytoj perkeliauja paskutiniai elementai jau nupirkti. Štai yra ašis rato, perkeliauja ir stabdžių diskai. Ratas jau yra susumontuota padanga, paruoštas dėjimui. Dar atrodo, kad ten tam rate gali būti guoliai, ne kažką tais būklės, bet ne problema, turiu kitus, tai greitai permesiu. Dabar reikia lupti lauk šakes, keisti šitus reikalus, susipilti naują tepalą, kad priekis veiktų taip, kaip priklauso. Nu ir persirinkus šitas šakes bus galima dar pasidažyti, kol nesudėta priekinė lempa, ten tas atmušėjas tiltelio, atbojama ta visa, stoperis vairo. Jį pasidažyti, nes jisai biški jau pakorodavęs dėl to, kad po smūgio biški matyt metalas susivaikščiojo, atitrupėjo dažai ir iš karto rūdis lyst pradėjo. Tą pasidažau vietą, kad nereiktų jau grįžti, pasivalysiu galbūt dar ir tiltelius, kad estetiškai gerai atrodytų, nu ir važiuos viskas atgal. Na, aišku, dar reikės ir sparną truputėlį pasilituoti, nes Lenkas šiknius įdėjo su nuskeltų galu, bet ne problema, iš mano sparno yra donorinė dalis, susitvarkysiu. Tai vakar į Facebooko story įdėjau tą tokį vaizdelį, kur tiesinu šakes ir ale čia taip viskas okei,
pasižiūriu, kad tiesi šakė, dedu į tiltelius. Nu, tai ant kitos dienos jau kai prasidėjo, žiūrėk, šilai, man čia reikia šakės, ar ištiesintum čia motorolerį šakės, o čia ta. Aš afigėlinu, aš galiu belę kokį šūdą kalbėti, belę ką visokią, bet kokią nesąmonę parodyti. Ir hebra tikės. Aišku, atsiranda tie, kas turi kritinį mąstymą ir ten po to pakomentavo dar kai kurie, nu blemba, tu čia rimtai taip tiesini šakės. Tai aš sakau, nu tai jung mąstymą, kaip tu manai, ir gali būti šakė tiesi taip ištiesinta. Užtrigerino hebra šitas mano prikolas, bet gerai, jungia mąstymą. Nu, šakės pamačiau, kad reikia arba poliruoti, arba gražinti. Tai rašau Lenkui, arba refundina, arba tada visi pamatys, nes nublemba. Dabar knistis dar belekiek sutvarkyti tas šakės man čia sudėti. Dar ir sparną, kurį šūdina įdėjo, kurį irgi lituot reikia. Ratlankis irgi biškutį toksai lenktas vienoj vietoj, nu tai žodžiu, taip nesidaro. Brolyčiai Lenkai. Kažkaip tais reikės gauti refundą. Jeigu ne, nu tada vis tiek dėsis šitie dalykai atgal, bet nu turėsiu tiesiog papildomai pasikrušti aš prie jų. Tai ratą prasimatavau šitą vat pusę. Jinai yra nemušta, neišmuštas ratas, reiškia stabdžiai stabdant nemuš. Čia yra kitoj pusė biškutį tenais tiesiog įmušta taip lengvai, tai iš principo jisai neturėtų važiuojant, niekas neturėtų jaustis, tai ratą pasilieku. Šakės, kadangi plunksnos yra nukaradavusios, siunčiu atgal, tai sparną irgi aišku siunčiu atgal, vėl viskas atsikelia. Ašis, čia dabar tą savo senąją prasitiesinu, kad galėčiau abel prasisukti ratą, pasitikrinti. Bet jos aš tikrai nedėsiu, dėsiu kitą, kuri yra nupirkta, bet panašu, kad gausiu tik tai šeštadienį. Viskas. Ardau lauk šakės, vežu išsiųsti ir šitas reikalas vėl stoja neribotam laikui. Nu, ką padarysi, taip jau būna.